svečiai atvykę į magiją apgaubtą Frenkelio vilą. Šioje viloje šie modernaus stiliaus rūmai buvo pastatyti 1908 metais. Jisai gyveno Chaimo Frenkelio šeima, vėliau sūnus Jakobas. Prašome užeiti. Ar žinojai, kad šie modernaus stiliaus rūmai buvo pastatyti 1908 metais? Juose gyveno Chaimo Frenkelio šeima, vėliau sūnus Jakobas, kuris tikriausiai ir buvo suprojektavęs rūmus. 1920–40 metais čia veikė privati žydų gimnazija. Per Antrąjį pasaulinį karą įsikūrė Vokiečių karo ligoninė, vėliau ilgus metus veikė Sovietų karo ligoninė. Sakoma, kad kartais visa Frenkelio šeima grįžta naktimis į vilą, tiesiog gyvendami tolimesnį gyvenimą ir gyvindami istoriją. Gal kavos? Pasakas nuolatos kalbėdavo viršaus lygis, tačiau mistiškai pinigų atsirado ir Šiaulių katedra atgimė. Todėl dabar ir kviečiu sužinoti visas mistiškas Šiaulių švento apaštalo Petro ir Pauliaus katedros paslaptis. Šiaulių geležinė lapė 7 metrų aukščio. Šis skaičius nuo seniausių laikų buvo laikomas Dievo ir šventumo simboliu. Dievas pasaulio sukūrė per 7 dienas. 7 dieną baigė pasaulio sutvėrimą. Visa muzika sudaro 7 natos. Vaivorykštė 7 spalvos. Lapė simbolizuoja apsukrumą ir išmintį. Regėti lapės sapne apgauta moteris. Įdomu tai, kad Šiaulių geležinė lapė turi paslapčių. Plieninėje 1,20 m aukščio ir 90 cm pločio širdyje yra įdėta kapsulė su vario plokštėje iškaltais keliais gerais žodžiais mūsų ainiams. Kūrinys buvo sukurtas Lietuvos tūkstantmečio vardui paminėti. Šiaulių miesto simbolis šaulys tai aukščiausias saulės laikrodis Lietuvoje, net 18 metrų aukščio. Šaulys apklijuotas maždaug 1900 auksinių lapelių aukščiausios prabos auksu. Dažnai auksiniu berniuku vadinama skulptūra bei aikštės grindinyje įlieti valandą žyminti skaičiai 12, 3 ir 6 tarsi sujungia 3 Šiaulių simbolius. Saulę, įprasminančią miesto žemėse įvykusi saulės mūšį, šaulį, nuo kurio kildinamas miesto vardas, ir laiką, kuris prabėgo nuo tos dienos, kai miesto vardas buvo paminėtas pirmą kartą 1236 metais. Kryžių kalnas tai buvimo ir tikėjimo paminklas. Tai tikras, tylus karų, okupacijų, trėmimų, represijų ir kitokių negandų liudininkas. Paslaptingieji kryžiai jau paminėti šaltiniuose 1850 metais. Sovietiniai valdžiai pasirodė kalnas kenksmingas, todėl beveik 20 metų buldozeriai atakavo kalną, bet kalną saugojo paslaptingumas, žmonių rūpestingumas ir po kiekvienos kovos Kryžių kalnas vis atgimdavo. Kiekvieną naktį žmonės nešdavo atgal kryžius, nes tikėjo stebuklų. Susitiksim prie Gaidžio. Toks susitarimas šiauliečių lūpose skamba jau nuo 1975 metų, kuomet buvo pastatytas miesto laikrodis.
Projektą įgyvendino gana didelis būrys šiauliečių. Įdomu, kad pats laikrodžio mechanizmas buvo atgabentas į Šiaulius iš Orčionikidės miesto. Šiame mieste buvo vienintelis šalyje fabrikas, gaminantis tokius laikrodžius. Šiaulių centro simbolis gaidys ne tik gieda, mojuoja sparnais, bet ir sveikinasi su praeiviais. Sveiki atvykę į Šiaulius. O vakarą mes pradėsime čia. A little bit of Monica in my life, a little bit of